geras galimybės, ypač, kaip suprantu, vertėjams ir tarptautinių santykių išmanytojams. Galimybės išvažiuoti, stažuotis Europoje, studijų sutartys įvairios, kurios taipogi prisideda prie karjeros gerinimo, verslo projektai tarptautiniai visokio Europos lygių grynai. Karjeros galimybės yra gana neblogos, bet kiek girdėjau, konkurencija labai didelė. Pagal specialybę gal sunkiau yra įsidarbinti, bet šiaip paprastą darbą gauti, tarkim, studentams vasarą ir panašiai, tikrai labai lengva. Jeigu yra kokia nors specifinė sritis, tai Lietuvoje gal ir nereikia, tarkim, tam tikro specialisto, o Europoje gali surasti. Sprendžiant iš to, kokiais tempais jie važiuoja iš Lietuvos į Europos Sąjungą, turbūt naudojasi. Didžioji dauguma galbūt iš jų yra jauni žmonės, studentai, kurie aktyviau domisi europinėmis naujienomis, kas šiuo metu vyksta Europoje, o ne tik Lietuvoje. Ne visas gal manyčiau, nes daugiau darbinasi kitose srityse, kur ne pagal specialybę. Ir tiesiog juodus darbus daugiau dirba. Yra dvi rūšis lietuvių, vieni eina ten skint visko, o kiti važiuoja, ypač tie, kurie važiuoja studijuoti, tai jie dažniausiai gerus postus užima. Galbūt kada nors ateityje, bet aš manau, dar perspektyvos mažos. Užsienį dar nedirbau, bet kai išvažiuosiu, tai tikrai nebraškiu skint. Kol kas dar neplanuoju, kol kas gerai ir Lietuvoje.